Sveika šeima, sveikos mielos moterys, o gal ir vyrai. Tai aš sėdžiu mašinoje, šis video nebus sumontuotas tiesiai į YouTube ir paviešinsiu. Norėjau pakalbėti apie vieną temą, kadangi man jinai yra labai svarbi. Kartai žmonės galvoja, kad po skyrybų su Simonu man visuomet labai lengvai viskas einasi, kas susijęs su bendravimu su Simonu. Tikrai taip nėra, bet aš nusprendžiau priimti tokį sprendimą dėl mūsų bendros praeities, kurią mes turėjome, nes mes prabuvome beveik 20 metų kartu ir apie tai noriu daugiau pakalbėti. Mes prabuvome su Simonu beveik 20 metų, susipažinome Dubajuje. Aš prieš tai buvau susižadėjusi su vienu vyriškiu ir gana ilgokai. Mes išsiskyrėme, kadangi jisai buvo man neištikimas ir taip pat labai daug smurtavo, buvo labai pavydus, išgėrinėjo daug ir mačiau, kad nebus ateities. Na ir po to mes išsiskyrėme. Po kiek laiko pradėjau draugauti su Simonu ir beveik 20 metų kartu mūsų keliai išsiskyrė. Ir Simono buvo pasirinkimas išeiti, kadangi aš taip pat prisiimu atsakomybę už save, už mūsų santuoką ir kaip aš elgiausi kaip žmona, kaip mama. Aš buvau pati neišgijusi. Prieš tai turėjau 2 persileidimus ir vieną negyvą gimdymą, beveik 16 valandų. Aš manau, buvau neišgijusi, dėl to labai daug pykčio, neapykantos, skausmo nešiojau širdyje. Ir visa tai pasireiškė mūsų santuokoje. Labai buvo sunku, kad ir kaip Simonas man būtų bepadėjęs ir bandęs padėti ir kalbėti ir palaikyti ir visapusiškai palaikyti. Aš vis tiek to nepriėmiau. Aš galvojau, kad aš viską galiu viena ir aš tik tais viena liūdžiu. Man tik vienai skauda. Iš tikrųjų, tai ne, mums abiems skaudėjo. Deja, aš to nepamačiau. Ir aš manau, kad aš nužudžiau mūsų meilę. Ir aš tikrai prisiimu atsakomybę už daugelį dalykų. Žinoma, ne aš viena santuokoje, ne, 2 žmonės. Bet aš prisiimu atsakomybę dėl 2 dalykų. Vieno dalyko, nes žinau, kiek aš gal emociškai esu pridariusi, kiek žalos. Ir taip pat dėl ateities, nes aš žinau, kad jeigu neprisiimsiu atsakomybę už save, už tai, ką aš padariau, o tik tais badysiu pirštus į kitus žmonės ir tik tais į Simoną, aš visų pirma pilnai neišgysiu. Antras dalykas, aš visą tą skausmą nešiuosi su savimi. Nešiuosi į naujus kažkokius santykius, kuriuos turėsiu. Ir taip pat gal, nebus gerai, ne tai, kad gal, atsiprašau, moteris praėjau, pasižiūrėjau, gerai. Tai pasirinkimas nebuvo lengvas. Kuomet Simonas išėjo iš mūsų namų, jisai neišėjo iš mūsų gyvenimo, tik tais iš namų. Ir jisai labai skirtingas nei aš. Aš kalbu apie jausmus, aš kalbu apie skausmus, apie žaizdas, apie viską. Jisai ne. Jisai toksai tylesnis, viską viduje laiko. Ir jam buvo sunku. Jisai labai bijojo, kad aš pasikeisiu. Ir gal, kad aš labai didelės ribas užbrėšiu, kad aš neleisiu matyti vaiko, kad aš pasakysiu, kad man to reikia ir to reikia. Neskambink, nerašyk. Aš tik tai, jisai bijojo, kad aš būsiu pikta, buvusi žmona. Kadangi tarp mūsų nebuvo jokio smurto, jokių išdavysčių, buvo tik tais emocinis skausmas, bagažas, nuoskaudos. Mūsų žinoma santuoka kitokia, nes aš žinau, yra daugelis žmonių, kurie jau nebegyvena kartu ir skiriasi ir sako, kaip tau tai pavyksta būti draugais. Dėl to, kad nebuvo smurto, dėl to, kad nebuvo išdavysčių. Ir aš tikrai nekalbu už kitus, nes aš pažįstu daug žmonių, ne tai, kad daug, bet nemažai, kur buvo gal santuoka sunki, visa santuoka sunki, visi santykiai gal buvo sunkus ir gal išdavysčių buvo, gal ir smurto. Tuomet žinoma, kuomet santuoka išyra tokiais momentais, tu nenori likti draugais, ne? Tu negali netgi. Ar tu norėtum, kartais net negali. Pas mus kitaip, tai aš tikrai iš karto pasakau atvirai, ne? Bet tai nereiškia, kad buvo lengva. Nes mes atskridome gyventi į Tailandą kartu, mes kartu taupėme pinigus, mes kartu dėjome į banką, mes kartu turėjome ateitį, mes kartu planavome, svajojome.
Ir kuomet jisai išėjo ne tik tais pats kaip vyras, bet jisai taip pat išėjo, mūsų visa ateitis išėjo, mūsų planai, mūsų visas gyvenimas, tai gyvenimo iliuzija, žinot, viskas išėjo. Tai žinoma, aš pykau, man buvo skaudu, aš neprakalbėjau pusmetį beveik, be ašarų, pastoviai verkdavau. Būdavau prakalbį, žinoma, ir mano draugė Liza buvo atskridusi, tai praleidome laiką kartu, tikrai labai padėjo bendravimas, viskas, bet tuomet jinai išskrido, vėl prasidėjo tas liūdesys. Žinot, tos emocijos ateina, išeina, bet aš pasirinkau būti drauge. Saimonu, drauge ir draugiškai. Pirmas dalykas tai dėl sūnaus, antras dalykas dėl mūsų bendros praeities. Juk bendra praeitis buvo nuostabi, jisai buvo labai geras vyras. Niekomet manęs neužgauliojo, niekomet manęs nežemino, niekomet manęs neišdavinėjo, niekomet nesakė, kad tu, atsiprašant, pyzda, gal iš tavęs nieko nebus, arba aš čia tau daviau viską, o tu čia tokia ir anokia. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, nežinau ar į temą ar ne, bet dauguma, kuomet mes susipažinome, sakė Renata su Saimonu dėl pinigų, jisai vyresnis vadinasi turtingas. Buvo taip, mes susipažinome Dubajui. Ir mano darbai buvo debiniams, pardavinėjau makiažą, ir taip pat United Colors of Benetton, taip pat makiažus ten dariau, ne tenais, bet skirtingoj parduotuvėje, kaip ir dirbo tokius darbelius, bet po to susipažinimo su Saimonu aš pradėjau dirbti Emiratų oro linijose ir aš jam sakiau, viską, ką aš uždirbu, gyvenam iš to, viską, ką tu uždirbi, davai mes taupomės ir darome vizijos lentą ir galvojame apie ateitį. Tai jeigu aš būčiau buvusi tokia moteris, kuri tik tais dėl šaibų, dėl pinigų, tikrai būčiau užgręžusi, nes Saimonas yra labai dosnus vyras, jam patinka dovanos, jam patinka pinigai, jo meilės kalba tai yra dovanos ir aprūpinimas. Ir jeigu aš būčiau buvusi tokia žmona, tokia sužadėtinė, aš tik tuo metu susižadėjus, po to susitokėm, aš tikrai būčiau išnaudojusi ir gyvenusi viloje, vietoj to, kad būte važiavusi didelę gražią mašiną, vietoj to, kad kažkas paprastesnio. Visuomet rinkausi kuklesnį gyvenimą, kad turėtumėm šviesesnę ateitį. Tai tie, kurie turėjo labai daug ką pasakyti, dabar nieko nesako, nes žino ir matė, pažįstame, aš kalbu daugiau, kad tikrai aš stengiausi ir jisai stengiasi dėl abiejų. Ir tai dėl to ir nusprendžiau, pasidėjus, pabūsiu savimi, paverkus gerai, kad aš tikrai noriu to žmogaus mano gyvenime, nes jisai yra nuostabus žmogus, nuostabus vyras, nuostabus draugas, nuostabus tėvas. Ir man visą tai pamiršti ir spjauti į tai ir apsimesti, kad to nebuvo, būtų nesąmonė, labai būtų vaikiška ir būtų labai, negerai. Ne tik dėl vaikų, bet ir dėl savęs, nes aš Saimoną mylėjau ir visuomet mylėsiu. Aš nekalbu kaip apie vyrą romantiškai, jau tikrai ne. Jau ne. Jau mes, gal pirmas pusmetis, 8 mėnesiai taip, vis kažkaip pagalvoju, jeigu susirastų kitą moterį, man tikrai dar labai skaudėtų. O dabar jau pati paklausiu, ar turi kitą moterį. Vadinasi, kad aš jau galiu apie tai kalbėti, kad aš jau galiu klausyti, kad aš jau galiu tikėtis. Bet aš manau, jisai manęs laukia pirmą, kada aš turėsiu. Nes aš matau, kad jisai gali ir turi. Kodėl aš matau? Nes, pavyzdžiui, negaliu dabar atvažiuoti, gal truputėlį vėliau. Kažkaip jaučiasi, bet čia viskas labai gerai. Ir aš tikrai nesu jo kišenėje ir nereikalauju, kur esi, su kuo esi, tikrai ne. Nes mes išsiskyrę, mes nesame kartu, tai jisai turi savo gyvenimą, aš turiu savo, bet vis tiek dėl sūnaus. Ir ne tik dėl sūnaus, jeigu net neturėtumėm sūnaus, aš tikrai norėčiau, kad jis būtų mano gyvenime. Kodėl? Nes jisai yra labai fainas vyras. Jisai yra labai protingas, geros širdies, jisai suprantantis, su juo gali pakalbėti, pasijuokti, tos kokybės gyvenimo, charakteristikos yra. Ir labai faina. Faina tai atpažinti, o ne gyventi gruze, pyktyje, nuoskaudose, Tai kaip ir sakiau, mano situacija yra visiškai kitokia negu daugelių moterų ir vyrų, daugelių sutuoktinių. Tai ačiū, kad jūs esate, aš jūs labai myliu, pasiilgau, tikiuosi, kad jūs gyvenate gerai. Ar jums patinka tokie pasisėdėjantys video? Jeigu jie patinka, būtinai man parašykite. Kodėl? Nes tuomet aš galėčiau daugiau iš mašinos nemontuotų video padaryti. Gerai, ačiū. Myliu jūs. Ir iki.